Kėdainių Nevėžiui 50. Septintajame Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos ture įvyko Kėdainių derbis. Jame Nevėžis rezultatu 3-0 įveikė futbolo klubą Kėdainiai. Rungtynes aktyviau pradėjo aikštės šeimininkai. 22 minutėje futbolo klubo Kėdainiai vartus krito pirmasis įvartis, kurį pelnė Nerijus Kestenis. Po įvarčio Nevėžio futbolininkai neišleido iniciatyvos ir turėjo dar ne vieną progą pasižymėti. Tik prasidėjus antrajam kėliniui 48 minutę įvartį pelnė rezultatyviausias Nevėžio žaidėjas Aivaras Lyberis. Jis taikliu smūgiu galva padvigubino rungtynių rezultatą. Nors Kėdainių klubo futbolininkai stengiasi sušvelninti atsilikimą, tačiau jų atakoms trūko aštrumo. Nevėžio komanda atakavo pavojingiau ir neišnaudojo daug gerų progų įvarčiui pasiekti. Visgi paskutinę varžybų minutę po greitos kontratakos Aivaras Lyberis pasižymėjo dar kartą ir tvirtino Kėdainių Nevėžio pergalę, po kurios jie pakilo į antrąją Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos turnyro lentelės vietą. Šiandien varžovams kaip ir neleidot nieko kažko parodyti, ar ne? Kaip taip atsitiko? Dažniausiai neleidžiam parodyti, bet šiais metais šiek tiek šlubuojam, bet turėjo būti, manau, netoks rezultatas, turėjo būti žymiai didesnis, bet ką darys, neišnaudojam progų. Viskas ateityje dar parodys. Kur buvo šiaip jūsų šiandien stiprybė? Nežinau, gal kontratakos. Šiaip šiandien stiprių vietų, nežinau, ne. Visos vienodas. Šiek tiek buksuojam galbūt. Atsigausim, manau, prieš Lietuvą. Žaidimas netenkina, realizacija progų sukuriam neįmušam, viskas nuo to prasideda, pas mus kažkokia psichologinė komanda yra, negali įmušam pradžiai, žaidžiam įmušam įvartį ir paskui sustojam, viskas nėra. Jeigu jie įmuštų antrą, trečią ir pabirtų ir kažkaip atsirištų, turėtų tos kojas normaliai, viskas dabar kažkokia, nežinau, stoviu ir žiūriu, nesuprantu pats, ta komanda, tai Lifoso, jie nesitreniruoja, ant varžybų susirenka ir viskas, tai mes čia ne 3-0 čia turėtumėm iš viso, kad jie nesukūrė, tai čia aš suprantu, kad jie nesukūrė, nors pirmą kėlinį turėjo progą, vartininkas patraukė, imkim vieną progą, viską, bet tai mes ateityje sekančias rungtynės su Jonava, su tokiu žaidimu, jeigu mes visiškai kažkas, nežinau, bandau ir tą, jau kaip ir tas sudėtis jau susistatė viską, bet aš pagrindinė problema neįmuša. Kitas rungtynes Kėdainių Nevėžio futbolininkai žais svečiuose birželio 2 dieną su lygos lyderė Jonavos Lietavos komanda.